turim valymo įrenginį, jo kaina rinkoje apie 1800 eurų. Augustui ir ko gamintoje, akcentuosiu. Komentarai iš klientų būna, oi brangus, mes radom 200-300 eurų pigiau. Tau paaiškinsiu, kodėl jūs radot pigiau. Pirmas dalykas. Išimkim iš šito valymo įrenginio valdiklį automatinį, elektroninį. Tai šitas vien valdiklis gamintojo įvertinimu kainuoja apie 180 eurų. Minusuojam 180 eurų. Iš konstrukcijos pašalinkim korpusą orapūtės, kuris yra montuojamas įrenginio viduj. Dar išmeskim 100 eurų. Į šoną padėkim. Išmetęs tuos dalykus, ką aš jums nepasiūlau ir ką jūs prarandat. Tai yra sandarumą vienas dalykas, konstrukcijos ir sumontavus išorėj dėžę prie įrenginio orapūtės. Mes turim labai didelę tikimybę, kad atsiras gruntinio vandens, kuris ją ir pateks. Ar sniego, ar lietaus didelio kiekio kritulių. Per šitas vietas patenka vanduo. Noriu akcentuoti dar. Pagrindinės vietos, kur didelė tikimybė patekti gruntiniam vandeniui liūčių metu ir prisnigus sklype. Tai per viršutinę dalį, dangtis visiems kažkiek tarpelį turi prabėgą. Toliau guminiai tarpinės manžetai, tai yra gamintojų, kurie po šiai dienai tai montuoja. Guminė tarpinė sukietėja, suminkštėja, išsivaikšto ir patenka gruntinis vanduo. To išvengiam, turim viduj montuojamą korpusą ir turim 100% sandarumą. Toj vietoj įrenginys pats yra brangesnis, nes turi išmanų valdymą, turi patikimą sandarumą ir turi labai tvirtą gerą korpusą.